Sveiki gyvi. Atėjau padaryti video, bet greičiausiai, kad čia kortų net nereikia, todėl kad čia eina kalba apie žmogaus paties vidinę galią ir kaip mes savo norų ją atiduodam kitiem. Tarkim, žmonės sako, kaip fainai, kad man padaro valgyt, man išplauna indus, man atneša ant stalo padeda, man nereikia nieko daryti, ta prasme, yra šeštų, tokius žmonės po to vadina šeštais ir sako, vau, yra tiesiog lapa. Ok. Kol sako, tu lafalini, taigi tavo kūnas jisai stingsta. Tavo protas jisai pradeda irgi tingėti. Tie asmenys, kurie tai supranta, jie sako, apšokinės tave, jie tau padarys, bet jie žino, kad vieną dieną, kol aplink tave šoka, tu tapsi tik tais mėsa ir kažkam vadinasi šitos mėsos reikės, kad ta mėsa atliktų kažkokią turbūt funkciją. Nežinau, yra žmonių, kuriem tiesiog yra fainai, kaip sako, net užpakalius bučiuot, tam, kad jie nesijaustų vieniši, o tiesiog sako kažkoks caras ar ten carė va sėdi ir vienu žodžiu visi vis kažką ten veikia. Viskas. Ties šita vieta žmogus prarado 100% save. Todėl, kad, o ką man daryti, jeigu gali kažkas kitas? Ką man eit klot lovą, plauti indus, grindis, jeigu kažkas gali kitas? Šitas žmogus sako, jisai galbūt jeigu ką ir padarys, tai iš reikalo. Ne dėl to, kad aš noriu, o iš reikalo. Ir man yra ties šita vieta keista, kaip galima atiduoti visą savo energijas, visą savo jėgą kažkam kitam. Ir sako, dabar atkreip dėmesį į tuos žmonės, kurie aplink tave šeštauja. Pasižiūrėk, sako, ką jie gyvena, ką jie turi, kaip jie elgiasi, kokios jų yra intencijos. Pavyzdžiui, dar yra iš tokių žmonių, kiti žmonės tai daro sąmoningai, aš pavadinsiu jau proto invalidais, kada padaro kaip proto invalidų. Ir sako, niekada neturėk savo rate būtent tokių žmonių, va tokių, kurie tiesiog mėgsta, sako, apšokinėti tave. Todėl, kad jeigu, sako, tau kažkas, tarkim, gyvenime ir atsitiks, ar ne, galbūt tu turi kažkokio turto, galbūt tu turi kažkokių tais kitokių ten resursų, kažkas, sako, turi būti iš tavęs naudinga, kad tas žmogus aplink tave taip šoktų, 100%. Ir vietoj to, kad, sako, tave pastumėti, kad galbūt nešokt paskui ten tavo dudelę, galbūt kažkokius prašymus, kad tau pasakytų, davai, ta prasme, kažką daryk, ne? Ne, tokie žmonės, jie sakys, gerai, sėdėk. Ir kažką pasims iš tavęs. Ir labai daug. Tai jeigu kažkas jau dabar yra įėję į tokią tinginio būseną ir sako, kaip gerai, kai yra šeštų, nu tai, sako, reikėtų pasimatuoti savo svorį, reikėtų pasižiūrėti, kaip veikia protas, kiek ten logikos yra, ar protas aptemęs, ar protas geba atpažinti išties žmonės, kurie tau padeda. Ar, sako, tu gebi aplamai toje erdvėje, kur tu esi, suvokti, kas tau padeda, kas tau kenkia. Bet kažkas pasakys, bet čia šešti, ta prasme, man yra. Ir kažkas net nenori, ta prasme, tokių dalykų net girdėti. Jų nenori net matyti. Kai, sako, būna patarimai žmonėms visiškai nenaudingi, juos priema, bet, sako, yra patarimai, kurie žmogų pastumėtų, bet žmogus tai vat tokioj yra būsenoj, tu čia tipo neaiškink. Žmogus tiesiog atmuša, tas toks rankos atkišimas, tai yra totaliai tu man neaiškink. Ir mes vat po to, sako, matom kažkokius proto invalidus, po to matom juos sėdinčius ligoninėse, matom aplamai kažkur kalėjimuose net. Kažkas galvoja, kad yra labai apsukrus, labai gudrus žmogus.
kur yra atidavę savo visą galią. Taip mąsto. Kažkas netgi gali turėti santykius tokius, būti tokiame būtent santykyje. Tapti invalidu labai paprasta. Žmogus net neturi imuniteto. Nu jo, čia kaip sako, o ką man, žinai, atneša žmonelė, taurelę, sako, įpila, aš pavalgau, teliką pajungia ir ko, sako, daugiau reikia gyvenime. Ir žmogus gali būti, kad netgi ant tiek, sako, taip kaip stipriai stringa į tą vietą, net nebegali kalbėti, todėl kad gerklės čakra net būna net uždaryta. Ta prasme, aš matau visiškai sustingusi žmogų, kurį tai tiesiog, sako, turbūt reikėtų paguldyti lovą ir tiesiog vartyti, kad pragulos nepasidarytų. Ir viskas yra uždaryta. Ir kažkas gali sakyti, kodėl man neteka finansai, kodėl man neteka, viskas yra užblokuota. Čia tik sako, magas, velnes ir aplinkui yra 6. Na, eik tu savo. Stipru, ką? Kažkam yra tas toksai, nes nežinau, nu šitą kažkaip žinutės, kur reikia įrašyti. Ar tikrai aš čia normaliai jaučiu? Aš kažką tiesiog noriu pavadinti proto invalidais. Skamba negražiai, skamba tikrai galbūt šlykščiai. Ir kažkas būtent turi ir šeimą tokią, ir santuokoj kažkas taip yra. Ir sako, jeigu, tarkim, žmogus susigrąžina save, žmogus pradeda pats daryti dalykus, nu neplauk tu man tų indų, aš ten pati ar pats išsiplausiu. Nu nereikia man to, aš ten pati pasidarysiu. Tai tie žmonės, kurie sako, tave daro invalidais, tie vadinami šeštorkė, ne? Jiems ragas, jie pradeda griūt. Ne tik sako, tu ten galbūt turi išeiti būtent iš to pripratimo zonos, kad visi aplink šoka, bet net ir tie, kurie šokinėja, net ir jiem, ta prasme, pasidaro kažkas tais, ne, ta prasme, žmogus tapti gali veiksniu. Ir niekada neklausykit, jeigu susipykot su kažkuo, išsiskyrėt su kažkuo, ar kažkas negerai yra, niekada neikit pas tuos asmenis, kurie uždės lipduką, tą pleistrelį ir sakys, aš žinok, tau padėsiu, aš tavęs klausysiu, aš tau ten vienu žodžiu viską, tau viskas bus gerai. Bėkit nuo tokių žmonių, todėl kad jūs prirakins į tą invalidumą smegenėlių, po to pačio kūno ir galiausiai žmogus negalės turėti nieko. Nes čia yra pavadinimai tokie, vat sako, gelbėtojai. Kodėl taip yra patogu turėti va tokių invalidų? Šiaip tais, matau, kodėl taip yra patogu. Ir kiti žmonės, va irgi kažkaip tais, tos tokios istorijos gyvenimo, bet, nu, realios žmonių. Ai, žinai, ten sako, turi turto. Tai reikia pasiblatinti kažkaip, žinai, aplinkui, pasisukt. Gal po to mažą ką, žinai, turtelį užrašys. Nu ir žmogus gerintis. Darbonką priveža. Tai ten sako, grūva žmogus, tai ten galva susitrenkia, ten dar kažkas, vis tiek veža. Nu bet sako, svarbu, jeigu gal dokumentai patvarkyti yra, svarbu liks turtas. Ir šitie žmonės labai dažnai pasakys, kad jie padeda. Kad jie ta prasme gelbėja, kad jie turi labai gerą širdį. Ir kad negali žmogaus ta prasme palikti, vat tiesiog pačiam tvarkyti savo gyvenimu. Nu negali, nes labai gaila. Tai jeigu galbūt sako kažkas ta prasme, iš kažkur bando gal
išeiti iš ten, kur sako, mane ten daro galbūt invalido, ne? Nes, jo, čia matos totaliai smegenų invalidas žmogus. Tai sako, tam tikrais momentais žmogui yra labai naudinga pabūti vienam. Ir tam tikrus dalykus daryti savo pačiai vienai, ar tai vienam. Be draugų pagalbos, be niekino pagalbos. Jo, bet aš kitokia nuobodi, tai jo, aš suprantu, kad čia labai nuobodu, taip yra gyventi. Kai kažkas net sako šventės, žinai, kaip sako, tas šventės čia net reikės švęsti, jeigu čia taip gyvenimas visas, taip, žinai, dėliojas. Pabandykit pašvęsti šventės kitaip. Be to, su kuo švenčiat visada. Jo, aš labai nuobodi, net švenčiu, nešvenčiu. Tai ką tu sako, kaip tu gali skaudinti žmogų, kuris net švenčiu, net nešvenčiu? Čia kažkokia nepagalba. Iš žmogaus atimta visa energija, iš žmogaus atimta visa jėga, o žmogus sėdi ir sako, kaip gerai, kiek yra daug šeštų. Ir tu matai ten ligos kažkokios, ten gal da priklausomybės, smegenys nedirba, realybės neatpažįsta. Bet sako, svarbiausia yra, kas man atneša, supranti. Bet kotletai savo kokie irgi geri. Kaži, kuri pusė yra kvailesnė? Tie šeštorki ar tie carai?